kad jau čia pasisuko ta tokia gandrų tema, tai pakalbėkime apie tai, kaip paruošti vyresnėlį brolio sesės atėjimui į šeimą. Aš sakyčiau, kad labai kažkokio didelio pasiruošimo nereikia, apart to, kad jūs apie tai kalbėsit, galbūt kartu važiuosit rinkti, nežinau, vežimėlį ar kažkokias prekes, bet iš esmės, kai tai atsitiks, tada tik tai vaikas emociškai ir supras, kas čia atsitiko ir kaip čia, žodžiu, jo pasaulis apsivertė aukštyn kojom. Jausmų bus visokių. Svarbu nepadaryti tam tikrų klaidų, kad vaikas nesijaustų išstumtas iš šeimos ir praradęs tą tokį bendrystės ir ryšio jausmą su jumis, su tėvais. Tai, kad tų jausmų bus visokių, tai faktas, įsivaizduokit, kad jums vyras į namus parvestų naują žmoną, visi sakytų, kokia jinai jauna, kokia jinai graži ir dar pasakytų, tu turi ją mylėti. Tai vaikui lygiai taip pat brolio sesės atėjimas gali kelti panašius jausmus. Dabar ką daryti gimus broliui sesiai? Tai pirmas dalykas, atraskite paroj 20 bent jau minučių, kuomet jūs galėtumėt skirti kokybišką laiką išskirtinai vyresnėliui. Tai tegul tuo metu su vaiku pabūna kitas iš tėvų, bet tai yra labai labai svarbu vaiko priklausimo poreikio užpildymui, ryšio atstatymui, kad vaikas nesijaustų, kad jis čia dabar kažką prarado ryšium su brolio sesės atėjimu. Antras momentas, nepiknaudžiaujant gražiai, bet įtraukite vaiką į šitą bendrą projektą, rūpestį brolių sese, darykit jį to tokiu pagalbininku, pamačniku. Nes naudokit kažkokias lengvas įveikiamas užduotis, pavyzdžiui, kažką atnešti, kažką išplauti, kažką galbūt palaikyti, bet tiesiog leiskit vaikui pasijusti viso to dalimi, nes tai yra labai svarbus bazinis poreikis tokio bendrumo, priklausimo ryšio ir jisai pirmiausia tampa deficitiniu atsiradus broliui sesei. Dabar dėl darželių kaip daryti. Jeigu iki brolio sesės gimimo nepradėjote lankyti darželio, tai dar porą mėnesių pakentėkit ir nepradėkit, kad nesigautų taip, kad naujas šeimos narys į namus, senasis šeimos narys iš namų, vaikai dėja pasidaro tokias išvadas. Tai tobula, jeigu darželį pradėtumėt lankyti bent 3-4 mėnesiam likus iki gimimo, kad adaptacija spėtų vykti ir tada tai gali netgi išeiti naudą, nes namuose vaiko gyvenimui apsivertus aukštyn kojom ir pasikeitus, jis dar turi vieną jam svarbę aplinką, tai yra darželio aplinką, kur dalykai išlieka nepakitę. Ir tai gali duoti jam tokio resurso, saugumo jausmo ir tokį inkaruoti jį šitoj situacijoje, žodžiu, išeiti pliusą. Tai tiek, laikau sukryžiuotus pirštus už visus, kurie laukia gandrų ir sėkmės.